Šią savaitę uždirbau 2100 baksų ir pasiekiau žvėriškai gerą rezultatą, tai yra 83% pataikymo. Sveiki visi sugrįžę į kanalą su manimi Juški-FX. Šią savaitę panagrinėsime vieną strategiją, kuri man buvo sėkminga, pasiekiau 83% pataikymo ir 2100 baksų plius. Papasakosiu visas taisyklės, parodysiu gyvus pavyzdžius, tad nepabėkite ir pradedame. Šiai strategijai mums reikės TradingView platformos, jo galėtume pasinaudoti mums reikalingais indikatoriais. Tad nueiname į tradingview.com, pasirenkame porą, šiuo atveju pasimsiu eurą prieš US dolerį. Ir ko mums reikės, tai bus 3 indikatoriai. Tai nueiname į indikatorių skiltį. Pirmieji 2 bus EMA, Moving Average Exponential. 2 kartus paspaudžiame. Pirmąjį EMA nusistatome ant 200. Kaip ir aiškinau anksčiau, 200 tai yra, kad nustatyti trendą. Tai mums žinoti, ar grafikas uptrendė ar downtrendė. Nusistatome stylą, aš pasikeisiu irgi taip pat geltoną, ar ne, raudoną, pasiryškinsiu. Antrasis EMA pakeičiame iš 9 į 50. Jis bus naudojamas mums kaip retestas. Spalvą paliksiu šitą. Ir naujasis indikatorius, kuris mums duos signalus, kada įeiti į tradą, yra MP0 lag EMA by Pocket Limit. Kaip matote, naudojasi tik tai 128 žmonės, tad naujas indikatorius. Vieną kartą paspaudžiame. Ir atsirado didžiulė nesąmonė. Tad nueiname į nustatymus. Style realiai nuėmame viską. Long, TP, short. Paliksime tik tai long ir short, kas mums yra aktualu. Pasiryškinsime. Short, aš raudoną. Ir inputus paliekame defaultinius. Spaudžiame OK. Na ir judame prie mano atliktų treidų ir taip pat strategijos. Taigi, pirmasis atliktas sandoris buvo euras prieš US dolerį. Pasižiūrėkime. Kągi mes turime? Matome, jo kaina lyg ir neapsisprendus. EMA 200 mums rodo, kad kaina lyg ir į viršų perkopė, lyg ir į apačią. Tačiau šitoje vietoje mačiau krosinimas, aišku, anksčiau buvo. Tačiau kaip irgi, Forexas yra trust your guts, taigi šitoje vietoje sulaukiau retesto, testavo mano 50 EMA ir gavau pirkimo signalą. Šitoje vietoje mes darome ką, mes ieškosime long pozicijų. Taigi, grafikas yra virš 200 EMA, grafikas taipogi yra virš 50 EMA ir turime buy signalą iš MP0 lag. Nusistatome savo entry pointą, nusistatome savo stop loss lygį, kad valdytume riziką ir pasižiūrime, kaipgi sekėsi. Kaip matote, treidas iš karto pradėjo judėti viršų, tada vėlgi mano entry pointą sugrįžo. Tada stiprus kilimas, kas man labai patiko. Ir treidas sujudėjo gana sėkmingai ir su šiuo treidu aš pasiekiau $450 plius. Sakyčiau, visai neblogai pradėti naują savaitę. Antrasis sandoris buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Vėlgi pasižiūrime. Ieškojame šitoje vietoje mes long pozicijų. Vėlgi matome, kad taisyklėm viskas gerai. Esmė tame, grafikas eina virš 200 EMA. Buvo vienas retestas, buvo antras retestas. Sakykime, nusižengiau savo taisyklėm, nes grafikas nebuvo virš 50 EMA. Tačiau šitoje vietoje ir šitoje vietoje man pasirodė lyg galima suporto linija. Ir pagalvojau, davė man signalą įeiti į treidą, taigi kodėlgi ne. Ir pasižiūrime, kaip sekėsi. Kaina, kaip matote, iškart labai stipriai pradėjo eiti į viršų, kas ir buvo tikėtas iš tikrųjų. Todėl visai džiaugiuosi. Ir kaip matote, po maždaug, nežinau, 40 minučių pasiekė mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau $470 pliusą. Jeigu ieškai, kur pradėti savo kelionę, nenueik niekur toliau negu juški-fx.com. Čia rasite mano blogą, kuriame aš dalinuosi savo patarimais, kada įeiti, kada išeiti iš treidų, tai yra galite susirasti Telegramo grupę. Taipogi pasikeiskite pačioje kalbai lietuvių. Ir kas yra čia aktualu šitame puslapyje? Galite rasti, kaip pradėti prekiauti Forex'e, paaiškinta viskas nuo A iki Z.
Taipogi, brokeriai, mano rekomenduojami, gauk finansavimą ir, kaip ir sakiau, blogas. Tad būtinai apsilankykite, būtinai panagrinėkite puslapį ir jeigu kyla klausimų, susisiek. Trečiasis sandoris buvo atliktas Australijos doleris prieš Japonijos jeną. Vėlgi ieškojame long pozicijos, tad nebeaiškinsiu ir pažiūrime, kaip man sekėsi. Kaina, kaip matote, labai stovėjo vienoje vietoje. Tas man visai nepatiko, tačiau po truputį pradėjo kilti. Vėl backupas. Ir šitoje vietoje hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 500 baksų. Jeigu vis dar žiūri, esu širdingai dėkingas, tad paspauskite tą subscribe mygtuką ir judame toliau. Ketvirtasis sandoris vėl buvo Australijos doleris prieš Japonijos jeną, tik šį kartą vakare. Ir dabar ieškosime mes short pozicijos. Taigi, grafikas nukrito mūsų 200 EMA žemiau. Labai gerai. 50 EMA taip pat krosino irgi manyčiau labai geras ženklas. Tad, kodėlgi mum MP, jeigu suteikia įeiti į short poziciją signalą, mes to nepasinaudotume. Tad pasižiūrime, kaip sekėsi čia. Kaip matote, mano stop lossas buvo pasiektas labai greitai. Tik tai, ką noriu dabar parodyti, jog strategija nebuvo bloga, iš tikrųjų ir analizė irgi nebuvo bloga, nes visgi žiūrėkite, kaip vyko toliau. Kaina truputuką iškylo į viršų, mes gavome staigų kritimą į apačią, kur būtų pasiektas mano take profit lygis. Tačiau su šiuo treidu aš netekau 200 baksų. Penktas treidas. Euras prieš JAS dolerį, čia buvo ketvirtadienis, minutinis grafikas. Short pozicija. Kaip ir taisyklės, ne visai priimtinos. Mūsų 50 EMA yra virš 200 EMA, tai kaip ir negerai. Tačiau gavome short poziciją. Grafikas nukrito, buvo backupas, vėl pradėjo kristi ir, kaip sakiau, trust your guts, kitaip nebus čia Forexas. Ir pasižiūrime, kaip sekėsi. Grafikas iš karto pradėjo leistis į apačią, kas labai geras ženklas ir gavome staigų kritimą. Ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 515 baksų. Na ir paskutinis treidas buvo GBP prieš JAS dolerį, penktadienis, visgi minutinis grafikas. Šiuo atveju taisyklių laikiausi, kaip matote. EMA 50 yra žemiau negu 200, grafikas lygiai taip pat. Turime short signalą iš mūsų indikatoriaus, tad kodėlgi ne, labai gera proga pasinaudoti tuo. Kaina, kaip matote, pradėjo kristi, tai labai lengvai, bet į apačią. Ir, kaip matote, dar truputuką, pasiekė mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau 540 baksų. Štai tokia ir buvo ta mano savaitė. Iš tikrųjų, strategija nebloga. Pati strategija galėtų dirbti tik tai iš savęs, nes visgi rodo įėjimo ir išėjimo taškus. Tačiau EMA 200 ir EMA 50 mums padeda nustatyti trendą ir geriau įeiti į treidus. Tad strategija tikrai nebloga, siūlau visiems išmėginti. Mėginkite naudodami brokerius, kuriuos rasite pas mane puslapį. Tik dirbkite su demo versija. Taigi informacija, kuri buvo suteikta, tikiuosi bus naudinga. Tad nepagailėkite to subscribe mygtuko, prisijungkite su manimi šioje kelionėje. Ir taip pat, jeigu turite klausimų ar pagėdavimų, apie ką galėtų būti sekantis video, būtinai parašykite į komentarus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.